Sveiki visi draugai, bičiuliai, būsimieji kolegos. Prisipažinsiu, mane ima šioks toks jaudulys, nes aš įpratęs prie kiek kitokios publikos. Paprastai pasakoji verslui, pasakoji rinkodaristam, pasakoji pardavėjam, o šį kartą tenka pasakoti jums. Ir bandžiau įsivaizduoti, kaip aš tą pasakojimą turiu daryti. Tai turbūt natūraliai nusprendžiau, kad aš turiu įsijausti jūsų vietą, į jūsų rolę ir pasakojimą pakreipti keliais planais. Pirmas planas. Kaip aš atsidūriau žemės ūkyje? Aš niekom nesusijęs su žemės ūkiu iki 26 metų. Kaip aš papuoliau čia, kas aš esu, kaip nuėjo karjera į šitą kryptį ir kodėl žemės ūkis ir agroverslai yra perspektyvūs ir verta apie juos pagalvoti, galvojant, ką veiksime gyvenime. Aš asmeniškai, kai man buvo 16-17 metų, turėjau netokį posakį, kadangi užaugau Lietuvos žemės ūkio universiteto, tuomet taip vadinosi, bendruomenėje, ten mano namai, tai mes vaikai, kurie mokėmės tenai, visada sakydavomės, kad jeigu mūsų klausia, kur stoti, tai sakydavom, kad geriau į karvės šūdą negu į žemkę. Dabar taip nebegalvoju, man tas karvės šūdas pradėjo patikti. Aš turėjau svajonę, kuri nebuvo visiškai susijusi su žemės ūkiu, bet mano svajonė materializavosi agroversle. Pristatau jums savo svajonę. Everybody on this planet, we all have dreams. Lietuvos ūkininkas yra ne valstietis. Lietuvos ūkininkas yra verslininkas ir Lietuvos žemės ūkis yra labai stambus ir labai rimtas verslas. Šita svajonė jau yra realybė. Kai mes pradėjome, tikrai neturėjome net vizijos, kad žemės ūkis atrodo taip. Verta prisistatyti. Taip, aš šiandien esu UAB Istvestagro generalinis direktorius. Įmonę įsteigėme 2006 metais, bet kai aš buvau jūsų amžiaus, kai aš nežinojau, kur aš nueisiu ir nukeliausiu, mano gyvenimas atrodė taip. Trumpas dosie. Vienus metus studijavau statybos inžineriją, nes labai norėjau būti architektu. Paskui 3 metus studijavau lietuvių filologiją. Ir iš tikrųjų lietuvių filologija tai buvo tai, kas man patinka. Aš iš tikrųjų esu humanitaras. Paskui 8 metus studijavau žemės ūkio inžinerijos vadybą ir galiausiai gavau savo diplomą, kai man buvo 32 metai. Ką aš noriu pasakyti, kad taisyklių nėra, koks tas kelias turi būti. Pasirinkimų yra visokių, o kur vėjas nuneš, ne vienas iš jūsų nežinot. Ir jeigu tie, kurie čia uždegė žibintuvėlius, kai Andrius klausė, ar jūs žinot, kur būsit po 15 metų, aš tikrai nuoširdžiai noriu nuliūdinti, nei vienas jūs nežinot, kur jūs būsit po 15 metų. Galbūt dirbsit pas mane, galbūt turėsit savo verslus. Įmonę įsteigėme su kolega, kai man buvo 26 metai. Noriu pasakyti, kad įmonę įsteigėme taip agroversle, bet ne todėl, kad mano studijos mane atvedė į šitos įmonės atsiradimą. Greičiau atvirkščiai, pirmiausia atsirado įmonė ir verslas mane nuvedė studijuoti žemės ūkį. Šitam paveikslėlėje turbūt norėčiau, kad matytumėt save. Aš dažnai mėgstu sakyti, kad nežinojimas yra didžiausias privalumas, kokį turi jaunas žmogus. Jeigu žinotum, kas laukia, koks sunkus kelias, kiek įvairiausių keiščiausių sprendimų lauks, kuriant verslą, darant karjerą, taip toliau, gali būti, kad tu nežengsti to pagrindinio žingsnio ir netgi nepradėsi.
tai neverta žinoti, į kurią žvaigždę jūsų kosminis laivas veda jūs už 15 metų, kadangi žvaigždžių yra milijonai. Reikia turėti tik tai kryptį, bet ne galutinį tikslą. Jeigu jūs susikoncentruosite į tikslą, jūs pražiopsosit galimybės, kurios galbūt atsirado pakeliui. O nukeliavę į tikslą galit, kaip vėlgi Andrius minėjo, jums 57 ir supratot, kad jūs ne ten, kur jūs norėjote būti. Gerai, verslo pradžia. Dabar turbūt jūsų tikrai nėra pavienių lankytojų, turbūt jūs atvažiavo su draugais, sėdite grupelėmis. Pasižiūrėkite į draugą, kuris sėdi šalia jūsų ir pabandykite įsivaizduoti save po 15 metų, ar tas draugas bus šalia ir kokioj formoje. Man nutiko taip. Pirma klasė ir praėjus 20 metų tie patys du žmonės. Man pasisekė, kad mano draugas, kurį pažįstu nuo darželio, kartu buvom, netgi sako, kad mūsų mamos vežiojo kartu vežimėliais mus, jis yra ir šiandien šalia. Mes esame verslo partneriai, abu du valdom įmonę, ačiū Dievui vis dar nesusipykę. Tikrai galvoju, kad netiesa yra, kad negalima verslo daryti su draugu. Galima, įmanoma. Tokia yra verslo pradžia. Bet kai aš sėdėjau tame suole, aš tikrai negalėjau įsivaizduoti. Kai mes sėdėjom kartu 12 klasės suole, irgi tikrai negalėjau įsivaizduoti, kad mes po šitiek metų vis dar būsime kartu. Kad iliustruoti, ką mes padarėm kartu, aš labai trumpai įmesiu skaidres, kurios jums galbūt neaktualios, bet kad įsivaizduot, kaip įmonė augo. Mūsų įmonė Svestagro, sutrumpintai vadinasi EVA, nedėjau 26 metų, nes ten dar labiau mikroskopinė skalė, bet per pastarosius 9 metus mes išaugom 26 kartus. Mūsų apyvarta 26 milijonų eurų nuo 1 milijono eurų. Tai tik tai iliustracija, ką šitie draugai padarė. Kai pradėjome, mes tikrai neįsivaizdavom šitos skalės tokios, mes tikrai neįsivaizdavom, kur mes būsim, kur nukeliausim, apskritai, kas tai yra verslas. Bet vėlgi, nežinojimas ir buvo didžiausias privalumas, kad nežinodami, kur einame, mes nukeliavome čia ir toliau nežinom, kur mūsų vėjas neša. Dėl ko šitą skaidrę? Žinot, kas čia? Taip, šatlas, Masko šatlas. Ar kas nors prieš 10 bent jau metų galėjo pasakyti, kad žmogus arba paprasta įmonė, na gerai, didelė įmonė, sugebės pakelti kosminį laivą. Kosminiai laivai iš tikrųjų yra mega valstybių tema. Mega valstybės kelia kosminius laivus, ne žmonių svajonės. Tas pats yra apie verslą. Kai pradedi verslą, aplink tave yra pilna mitų. Apie mitus jau šnekėjo ir mūsų gerbiama karininkė. Mitai riboja jūsų sąmonę. Jums visada sakys, kad jūs negalit. Jums visada sakys, kad kažkur kitur yra lengvesnis kelias. Bet jeigu jūs jaučiat ir norit bandyti, bandykit. Bet turėsit sugriauti mitus. Maskas sugriovė mitą, kad tai yra neįmanoma. Tada reikia susikurti patogią realybę. Patogi realybė versle, tai tarkim, finansų pritraukimas, produktų portfelio formavimas, gamybos priemonių formavimas, taip toliau, paneigia mitus, susikuriam realybę ir atsiveria galimybės. Ir šatlas šauna į viršų. Mitai žemės ūkyje. Jie vis dar gajus, bet prieš 10 metų, kai pradėjom, tai buvo absoliuti konstanta. Ūkininkas yra valstietis. Valstiečiai šiandien Seime. Ar jie ūkininkai? Na, turbūt ne. Tas valstietis, kurį vis dar įsivaizduoja miestietis, tarp kitko, salėje, aš manau, tikrai yra ūkininkų. Alio? Yra. Jūsų žiniai, apie 1/4 Lietuvos gyventojų dirba, verčiasi arba, tarkim, vienaip ar kitaip susiję su darbu žemės ūkyje, agroversle. Taip, bet miestuose žmonės galvoja, kad ūkininkas yra valstietis. Donelaičio metų personažas. Netgi kartais būna tokių kuriozinių situacijų, kaip reportažas iš populiarios laidos Klausimėlis, ką žmonės žino apie žemės ūkį. Daro traktoristai. Trata. Ar jie trata? Pilnas internetas įvairiausių memų pašiepiančių žemės ūkį. Ir be abejo, ypatingai mieste, jeigu jūs nesate susijęs su tuo, galite įsivaizduoti tą Donelaičio metų valstietį prie suskilusios geldos, suskilusio vežimo, ūkis bevertis turtas apskritai. Ūkininkiauti eina turbūt tie, kurie yra patys blogiausi, kurie nesugebėjo tapti vadybininkais, medikais, finansininkais, taip toliau.
žemės ūkyje apskritai trūksta darbuotojų, nėra kam dirbti darbus, studentų skaičius krenta, taip toliau. Bet šitoje vietoje įdomus klausimas, ar tie mitai atitinka realybę, ką? Aš nenorėčiau tokio darbuotojo, bet aš ir nesu matęs tokio darbuotojo. Kas yra ūkininkas? Visų pirma, mes kažkurio momentu, kai pradėjom verslą, susivokėm, kad kažkas čia šitoje rinkoje yra ne taip. O tas ne taip, tai yra suvokimas. Net ir pats ūkininkas nesuvokia savęs kaip verslininko, jis pats save laiko valstiečiu. Mes pradėjom komunikuoti naujais terminais. Pradėjom nebevartoti žodžio žemės ūkis. Mums priimtinesnis žodis agroverslas ir agroverslai. Kas yra verslas? Verslas yra tai, kas uždirba pinigus. Dar 10 metų atgal buvo labai populiaru galvoti, kad ūkininkas atlieka misiją. Misiją žemėje, kad būtų duonelė ant stalo, kad dar kažkas. Ne. Ūkininkas turi savo verslą, kuris yra ūkis, uždirba pinigus. Jeigu tu uždirbi pinigus, tai be abejo yra verslas. Kas yra šiuolaikinis ūkininkas mūsų akimis? Tai yra visuma įvairiausių specialybių. Ir agroversle visos šitos specialybės telpa ir jų reikia vis daugiau. Ūkininkas yra ir finansininkas, ūkininkas yra ir agronomas, ir inžinierius, ir mechanikas. Ūkininkas yra savo ūkio vadybininkas. Ūkininkas yra investuotojas vadovas. Ūkininkas yra biržo žaidėjas, nes šiais laikais grūdais prekiaujame biržoje. Tokį ūkininką matome mes. Pasaulis keičiasi ir žemės ūkis keičiasi, agroverslas keičiasi. Ir netiesa, kad čia reikia menkesnių žinių. Čia žinių reikia gerokai daugiau nei, tarkim, siaurose vadybos studijose. Todėl, kad mums dabar jau reikia ir IT specialistų. Ir ne šiaip IT specialistų, gudrių programuotojų, gudrių programų appsų kūrėjų. Už tai, kad šiais laikais viskas susieta. Šiuolaikinis traktorius nebereikalauja vairuotojo. Traktorius gali važiuoti pats. Svarbu, kad būtų sujungtas su sistema, kad kompiuteris įvaldytų iš bazės. Kombainai lygiai taip pat. Vėlgi mitas. Čia yra mano senelis, jis taip nuiminėdavo savo javų derlių. Tai yra senai praeitis. Tokio paveikslėlio nebepamatysite. Aš tikiu, kad netgi tie, kurie iš jūsų atvažiavę, tarkim, iš tolimesnių Lietuvos kampelių, tokį vaizdą matote vis rečiau. O toks javų nuėmimas yra rytoj. Šitas kombainas kainuoja 500 000 eurų. Pirmą kartą jį atvežėm šiemet į Lietuvą. Tai yra, kad iliustruot, nelendant gilin, tai yra maždaug kaip Teslos atsiradimas autopramonė, taip šitas juodasis milžinas atlieka tokį vaidmenį žemės ūkyje. Ar tai panašu beverti turtą? Ne, čia yra milijonai. Vidutinis traktorius, kurį parduodame mes, kainuoja 90 000, 100 000 eurų. Tai dažnai yra brangiau negu pats geriausias automobilis. Vidutinis kombainas kainuoja apie 200 000 eurų, bet gali siekti ir 500 000 eurų. Ar ūkis bevertis? Ne. Ir pasaulis keičiasi. Dar prieš 10 metų žemės ūkio rinkoje, agrosektoriaus rinkoje, kur dalyvaujame ne tik mes, technikos pardavėjai, grūdų supirkėjai, trąšų pardavėjai, aptarnaujančios įmonės, pakankama naujiena buvo turėti internetinį puslapį. Aš nežinau šiais laikais įmonės, kaip tu turėtum savęs negerbti, kad neturėti internetinio puslapio. Prieš 10 metų tai buvo. Ir kai mes atsiradom mažulyčiai žaidėjai didelėje rinkoje tarp nusistovėjusių mitų, mums reikėjo rinktis kitas kryptis. Ir mes tuo metu buvom jauni, 10 metų atgal jaunesni, tarkim, ne visai jauni, žemės ūkį ir agroverslą įsikėlėm į socialinius tinklus. Mums labai pasisekė, kad 2009 metais atsirado Facebookas. Ir mes buvom pirmieji traktorių pardavėjai, užsiėmė Facebooku. Kartais mes save sulyginam su Facebooku žemės ūkį, bent jau Lietuvos rinkoje. Dėl to, kad mūsų auditorija, ūkininkai, tuo metu buvo tie ūsoti, stambus dėdės, atsiradę iš kolūkių laikų ir taip toliau, kurie su internetu apskritai nedraugauja. YouTube'as šiaip keistas žodis. Ir mes iškeliavome socialinius tinklus. Ir socialiniuose tinkluose aplink mūsų susibūrė natūralių srautų
jauni žmonės, ūkininkų vaikai, žmonės besidomintis techniką. Ir šiandien mes esam flagmanas socialiniuose tinkluose, sekėjai natūralūs, keliolika tūkstančių natūralių sekėjų Facebook'e, keliasdešimt tūkstančių peržiūrų YouTube, taip toliau, taip toliau. Pradėjom naudoti kanalus, kurių nenaudoja niekas iki mūsų. Šitas video kol kas bus be garso, bet mes pradėjome ieškoti nuotykių žemės ūkyje, nes tai yra labai įdomu. Tai, ką jūs dabar matote, tai yra traktorius pasiekęs šiaurės ašigalį, tai yra mūsų traktorius. Atsiprašau, ne šiaurės, pietų ašigalį. Tai buvo Antarktikos projektas, prie kurio prisiliesti teko ir mum, ir tai buvo be galo įdomus nuotykis, ta prasme, kad ne kiekvieną dieną traktorius pasiekia Antarktidą. Tai buvo sudomėjimas net iš nacionalinės geografijos to projektų. Traktorių lenktynės Lietuvoje. Mes atnešėm traktorių į teliką, traktorių padarėm žvaigždę. Taip, jis nevaidino pagrindinio vaidmens. Šiuo atveju šitie du vyrukai buvo pagrindiniai, bet jie lenktyniavo su traktoriais. Ir pradėjau matyti, kad šitie mūsų žingsniai formuoja naują nuomonę miesto žmonėm, naują nuomonę tiem patiem kaimo žmonėm, ant kiek gali keistis požiūris į agroverslą, kai tu pamatai tą romantiką jame. Mūsų renginiai, tai viskas gyva, kas kilia iš mūsų. Tarp kitko, netgi šitoje arenoje mes esame darę renginį. Graži tu kaip traktorius naujas. Poezija. Ir dar tokia pat patraukli, kai dizelis verda man kraujas, kai į mane pažiūri. Linkiu, kad tau akis žerėtų, kaip traktoriaus lempos naktį. O papai, jeigu turėtum, kaip ratai būtų dideli. Kaip gražu, Konstantinai. Žemės ūkis turi pilnas romantikos, jame yra daug poezijos. Dauguma įmonių galvoja ir, tarkim, eina senojų keliu ir neakcentuoja, tarkim, to dalyko, kad įmonės atstovas, prekės ženklo atstovas gali būti gerokai platesnė savoka nei tik įmonės darbuotojai. Šiuo atveju mūsų draugais tapo tikrai daug matytų veidų. Buvo maloniai nustebę savo darbo rezultatais, kaip, man atrodo, pernai metais ar užpernai metais Marijonas Mikutavičius išleido savo klipą Pilvas. Ir tame klipe, jeigu jūs turbūt jį matė, jis nespalvotas, ten įvairūs žaislai, važinėjasi ir važinėja mūsų žaislinis traktorius, kurį kažkada per kažkokį renginį padovanojom Marijui Mikutavičiui. Mūsų traktorius tapo žvaigždė. Su mūsų traktorium žvaigždėmis versle tampame mes. Kur tai nuneštų, neplanuoji ir nežinai. Sekantis paveikslėlis, kuris verčia mane labai didžiuotis tuo, ką darėm ir kokį kelią nuėjom. Ar žinote, kokia čia vieta? Tai New Yorkas, tai yra Times aikštė. Times aikštė tai turbūt yra viso pasaulio finansų centras. Čia nėra fotomontažas, čia nėra photoshopas. Čia yra labai labai teisingai parašyta Nasdaq welcomes East West Agro to First North. Pernai metais, nelysiu smulkmenas, bet mes padarėm neįmanomą dalyką. Įmonė prekiaujanti žemės ūkio techniką, pakankamai nedidelė įmonė ir iš principo neįdomi investuotojams, sugebėjo išplatinti savo akcijas Nasdaq akcijų biržoje. Ir mūsų pasveikino New Yorkas. Tikrai nedaug įmonių Lietuvoje yra šitą nuotrauką turėję. Mes to džiaugiamės. Mes nežinom, kur mes būsim rytoj. Jūs nežinot, kur jūs būsit rytoj. Bet tiek aš, tiek turbūt visi pranešėjai, kurie šiandien šnekės, nori pasakyti vieną žinutę, kad jūs mums reikalingi, visi reikalingi, kad susirastumėt savo kelią, kad darytumėt tai, kas jums patinka, kad nebijotumėt klysti, kad neklausytumėt tėčio mamos, o eitumėt ten, kur širdis veda. Mūsų traktoriai darė didžiulį šou šitoje arenoje. Čia buvo tuščia, jie važinėjusi čia, ant jų šoko, ant jų darė akrobatinius triukus. Traktorius iš principo nuobodus dalykas. Bet aš kaip filologas jaučiu vis didesnį pasitenkinimą gyventi šitame nuobodžiame dalyke, užsiimti tą veiklą, apie kurią niekada negalvojau. Papult į agrosektorių filologui yra absoliuti nesąmonė, bet ta nesąmonė veža. Ir tikrai linkiu, kad kiekvienas iš jūsų susirastumėt tą kelią, kuris veža. Ir nebijokit mesti to, kuris neveža. Ačiū Jums.